Labas ir labas ne tik jums, bet ir labas saulė ir pavasariui. Visgi, kai vienintelė žaluma kieme yra pernykštė nudžiūvus levanda, tai reiškia tik vieną, kad laikas važiuoti į Lidl, nes ten pagaliau pasirodė sodo ir daržo prekės. Važiuojam. Tik įėjus mus pasitinka Lidl sėklų kampelis. Labai norėčiau papasakoti apie Lidl sėklų atradimus, ką jau galbūt auginu eilę metų, bet tai padarysiu paskui, o dabar labai noriu pamatyti sodo ir daržo prekes. Tokį šiltnamiuką, tiksliau 2 tokius turiu namuose, jau kokius 5 gal bus sezonas ir man jisai pasitarnauja 2 atvejais, tai žodžiu vietoje daigų lentynos, pavasarį anksti, kai dar namuose tik tai daigelius laikau ir paskui, kai atšyla, bet tarkim dar per šaltą naktį augalus nepridengtus palikti, tai šitą lentyną išnešu į šiltnamį ir nakčiai užsegu tiesiog plėvelę, kad tikrai užtikrintai tie augaliukai pernakvotų. Ohoho, yra praktiškai ir žmogaus dydžio šiltnamių, į šitą jau galima ir įlysti ir pačiai būtų. Matau, kad šone lentynos turi. Tokio neturiu. Daigyklų skyrelis šiaip visos išbandytos, visos turimos. Tai, pavyzdžiui, šitos man patinka dėl savo tvirtumo, manau, tikrai tarnaus ne vienus metus. Ir dar kas fainas su šita daigykla, čia dabar nesimato, nes jinai yra supakuota, bet viršų yra ventiliacijos anga, kuri reguliuojasi. Ir tai yra labai patogu daiginant įnoringus augaliukus. Toliau turim visą daigyklų rinkinį, ne 1, ne 2 ir ne 3, o visas 4. Ir pilna komplektacija, yra netgi dangteliai, kas yra labai patogu, norint suteikti dygstančiom sėklom optimalią temperatūrą. Ir aš jau tokias beje naudosiu 4 sezoną. Ir kas yra tikrai labai faina, kad 4 daigyklos kainuoja nepilnai 4,50 €. Daržininkai, ypatingai tie, kurie turite problemų su keliais, tai labai fainas dalykas yra paminkštinimas, tiesiog galima ant jo priklaupti, pavyzdžiui, ravint, arba tiesiog atgailaujantiems žmonėms irgi tinka. Vat yra tokių labai tvirtų daigyklų padėklų, patogus dalykas tikrai pavasarį. Ir yra dar fainesnių dalykų. Tai yra sietas, aš pavyzdžiui su tokiu sietu sijoju savo kompostą, kurį pati gaminu, aš sliekai gamina. Ir gali būti jisai smulkesnis, gali būti stambesnis. O šitie tokie rimtai, sakyčiau, atrodantis, kokybiški ir netgi labai elegantiški. O šitas tai primena vištos koją. Bet šiaip viskas iš gimtos, esat matę, kaip višta darže kapsto. Lidl yra ir universalaus substrato, universali žemė. Šiaip aš būtent šitą naudoju vazoninių gėlių auginimui vasarą terasų. Ir yra įvairiausių spalvų. Aš naudočiau šituos krepšius ravėdama žolėms sudėti. Labai patogu, kad, matėt, nedemonstruosiu, kad susiliečia tos rankenos ir taip drąsiai gali neštis. Beje, dar ką norėjau pasakyti, tai kad sodo katalogo asortimentas vis atsinaujins, atsiras kažkokių naujų dalykų. O kalbant, tarkim, apie šios savaitės prekes, tai jeigu kažkas patraukė dėmesį, siūlyčiau suskubti įsigyti, nes vėliau gali ir nebūti. Jie visai neužilgo jau pasirodys ir įvairiausios technikos, man atrodo, dalis netgi jau ir šią savaitę, tai tokie dalykai kaip aeratorius, kultivatorius, genėjimo visokiausi prietaisai ir šakų smulkintuvas, kurį iš tikrųjų mes su Paulium turim ir džiaugiamės kiekvieną pavasarį. Su šakų smulkintuvu vienu šūviu nušauname 2 zuikius, likviduojame nugenėtas šakas ir tuo pačiu pasigaminame mulčio. Na, o dabar grįžkime į sodo prekių asortimentą. Yra ir tokių simpatiškų gėlių rinkinukų ir taip pat jau yra svogūnų sodinukų. Aš labai mėgstu iš tokių mažyčių namuose ant palangės auginti svogūnų laiškus, nes iš jų užauga tokie smulkus, faini svogūnų laiškai. Turiu savo jau mėgstamas daržovės iš čia. Tai viena iš jų būtų cukinijos Green Machine ir tiesą sakant pateisina savo pavadinimą išvertus žalioji mašina, tai žinokit, kaip konvejerių cukinijos duoda. Labai faini šitie geltonieji burokėliai, mano Lidl atradimas, kam patinka pasiįvairinti spalvas ir kas mėgsta saldumą, tai jums, manau, irgi patiks. Ridikėlių taip pat yra įvairių veislių, bet žinokit, mano favoritai jau ne vienus metus auginami yra ridikėliai Escala. Mėgstu svogūnus auginti iš sėklų. Šviežiam valgymui mano labai mylimi yra štai šie. Pupelės kiekvienais metais štai šios 2 veislės.
eilę metų šiltnamyje auginu rugiagėles, man tiesiog ir labai gražu, ir bites pritraukia, tai auginu ir miksą. Ir šiemet, manau, pasisėsiu tų tokių tikrų laukinių rugiagėlių. Tik tai perspėju, kad žinokit, jos šiltnamį užauga 2 aukštesnės. Aišku, kaipgi be žolelių ir be geriausių pomidorų draugų bazilikų. Ir kažkur ką tik mačiau, Gigante d'Italija, tai petražolės, kurios užaugino tikrai didelius lapus. Štai halapos paprika, kitaip tariant jalapenos, tai taip pat auginau keletą metų ir netgi užsivakavau žiemai. O štai šie dekoratyviniai moliūgėliai buvo pats pirmas dalykas, kurį išbandžiau auginti iš Lidl asortimento ir tai buvo labai seniai, kai Lidl dar net nebuvo Lietuvoje. Ir pabaigai noriu pasakyti, tau pavyks.